Šiandien svarbiausios naujienos atkeliauja iš Ukrainos. Čia Rusijos pajėgos pradeda atakas nuo sienos link Sumų. Miškui keičiant judėjimo ir maskavimosi galimybės, formuojasi naujas mūšio laukas, kuris gali atverti tiesioginį kelią į miestą. Rusijos pajėgos persigrupuoja ir koncentruoja dalinius pasirinktose atkarpose, kad išlaikytų puolimo spaudimą vietiniais prasiveržimais ir žvalgomosiomis atakomis, o ne bandytų iš karto įvykdyti plataus masto proveržį. Toks laipsniškas metodas leidžia Rusijos artilerijai ir dronų komandoms veikti iš saugesnių priekinės linijos pozicijų, todėl Ukrainai tampa sunkiau stebėti ir smogti keliams bei susitelkimo vietoms, kuriomis Rusijos pajėgos naudojasi tiekimui ir pastiprinimui. Rusijos persigrupavimas šiaurėje susijęs su sustojusiu puolimu Donecko srityje, kur stipri Ukrainos gynyba neleido pasiekti reikšmingų proveržių. Mėnesį intensyvių pastangų davė tik nedidelių laimėjimų už didelę kainą, nepasiekus operacinio pagreičio. Dėl to Rusijos pajėgos didina spaudimą kituose ruožuose, įskaitant šiaurę, kad ištemptų Ukrainos gynybą ir sukurtų naujų galimybių puolimui. Sumai taikoma todėl, kad Rusijos pajėgos pakankamai anksti priartėjo prie miesto, neleisdamos Ukrainai įrengti pilnai išvystytos gynybinės linijos priešais mišką. Ukrainos pajėgos vietoj to rėmėsi ugnies kontrolę iš paslėptų miško pozicijų, kad sustabdytų Rusijos žvalgomasias atakas, o ne laikėsi sustiprintos linijos su inžineriniais įtvirtinimais. Kadangi Rusijos daliniai liko netoliese, bet kokie bandymai kasti apkasus, statyti bunkerius ar kliūtis priekinėse zonose galėjo būti greitai pastebėti ir apšaudyti. Žemės darbų technika ir sujudinta žemė palieka aiškius pėdsakus, kuriuos dronai lengvai aptinka, todėl statybos tampa itin pažeidžiamos smūgiams. Dėl to didelės miško pakraščio dalys lieka be nenutrūkstamos įtvirtintos užtvaros, paliekant mažiau fizinių kliūčių, galinčių sulėtinti įsiskverbimą. Rusijos pajėgos pirmiausia koncentruoja pėstininkų ir dronų dalinius pasirinktose linijos atkarpose, toks pajėgų telkimas leidžia jiems daryti spaudimą iš kelių krypčių vienu metu. Ukrainos daliniai tada turi išsisklaidyti, kad reaguotų į šias grėsmes, o tai sumažina gynybos tankį bet kurioje konkrečioje vietoje. Taip atsiranda spragų ir silpnai stebimų zonų, kurias Rusijos pajėgos gali išnaudoti. Kai šie įėjimo taškai nustatomi, Rusijos daliniai gali judėti į mišką per pakraščio kaimus ar neuždengtas atkarpas ir įsitvirtinti paslėptose vietose. Tankėjant lapijai, medžių danga ir ribotas matomumas sumažina aptikimą iš oro, todėl įsiskverbėliai gali judėti giliau, nebūdami lengvai pastebėti. Ilgainiui šie paslėpti keliai gali leisti Rusijos pajėgoms pasiekti logistikos linijas ir palaipsniui plėsti savo buvimą link pačių Sumų. Miško pranašumas svarbus, nes dronai paprastai yra pagrindinis Ukrainos gynybos išlyginimo įrankis, leidžiantis gynėjams aptikti ir smogti Rusijos daliniams dar prieš jiems pasiekiant susitelkimo pozicijas. Tankiuose miškuose pavasarinė lapija blokuoja matomumą ir sutrumpina aptikimo nuotolį, todėl Ukrainos dronai tampa mažiau veiksmingi, o Rusijos kiekybinis pranašumas įgauna didesnę reikšmę. Miškai paprastai palankesni gynėjams, tačiau ši pusiausvyra keičiasi, kai teritorija per didelė, kad ją būtų galima pilnai stebėti, o Ukrainai trūksta pakankamai karių, kad padengtų visus priėjimus. Įsiskverbėliai tada gali apeiti fronto pozicijas ir kelti grėsmę keliams, kuriais Ukraina gabena amuniciją ir pastiprinimą. Tai kelia pavojų, kad Ukrainos priekiniai daliniai gali būti izoliuoti, nes tiekimo ir atsitraukimo keliai tampa nesaugus. Rusijos pajėgos tuomet gali įrengti pasalas užnugaryje, priversdamos Ukrainos dalinius palaipsniui trauktis, kad nebūtų atkirsti ir sunaikinti. Vis dėlto Ukraina vis dar turi pranašumų, kurie, tinkamai išnaudoti, gali užblokuoti prieimo taškus prie Sumų. Raguvos ir siauri perėjimai sukuria siaurėjančias vietas, leidžiančias minas ir pasalą sutelkti į ribotą skaičių kelių. Ukrainos pajėgos taip pat turėjo mėnesių laiko išstudijuoti vietovę, todėl gali nustatyti tikėtinus įsiskverbimo kelius ir įrengti paslėptas gynybinės pozicijas gilumoje. Gynybinius įtvirtinimus, bazes ir ugnies pozicijas lengviau paslėpti po miško dangą, todėl sumažėja rizika būti pastebėtiems Rusijos dronų žvalgyboje. Ukraina gali apsaugoti šiuos kelius derindama oro žvalgybą su sausumos patruliais ir kliūtimis siaurėjančiose vietose, taip užkirsdama kelią Rusijos pajėgoms paversti įsiskverbimą ilgalaikiu buvimu. Apskritai pagrindinė rizika į šiaurę nuo Sumų yra ta, kad tankėjant lapijai miškas nustoja būti barjeru ir vietoj to suteikia Rusijos pajėgoms priedangą, kurios reikia lengviau judėti ir infiltruotis. Rusijos spaudimas miško kryptimi rodo pastangas paversti nedidelius pasienio prasiveržimus patikimais priėjimais per paslėptus kelius.
Ukraina gali tam priešintis sutelkdama dėmesį į pagrindinius perėjimo taškus, naudodama patrulius, stebėjimą ir kliūtis, kad aptiktų ir sustabdytų įsiskverbimo grupės dar prieš joms įsitvirtinant. Galutinis rezultatas priklausys nuo to, ar Ukraina sugebės greičiau aptikti, izoliuoti ir sunaikinti įsiskverbimo grupės, nei Rusijos pajėgos spės jas įtvirtinti miško viduje.